Jau rytoj, penktadienį, Liepos 31 dieną jūsų laukia vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Iš didmiesčio į Vadaktėlius persikėlę Kotryna ir Šarūnas Marčiuškos tapo šalia jų namų stovinčios Švento Jono Nepomuko bažnyčios globėjais. Sutuoktiniai saugo bažnyčios raktus, rūpinasi jos priežiūra ir kartu su kitais gyventojais siekia aplink ją vėl suburti bendruomenę. Lietuvos bankas siekia pagerinti finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, tačiau Panevėžio rajonas į 10 savivaldybių, kuriuose atsiras bankų skyriai, sąrašą nepateko. Teigiama, kad rajono gyventojams užtenka Panevėžio mieste veikiančių komercinių bankų padalinių ir 8 Panevėžio kredito unijos kasų. Tėvynėje apie sprendimo motyvus, rajone teikiamas finansinės paslaugas ir vietovės, kuriuose veikia kredito unijos kasos. Beveik 35 metus užimtumo tarnybos sistemoje dirbusi Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorė Audronė Biguzienė baigė profesinę veiklą. Interviu ji pasakoja apie karjeros pradžią tuometinėje darbo biržoje, prisimena sudėtingus ir džiugius momentus. Pokalbyje ir apie kolegas, bendradarbiavimą su darbdaviais bei planus užvėrus darbovietės duris. Naujamiesčio Švento Apaštalo Mato bažnyčioje restauruotos 2 angelų skulptūros. Pažeistus jų sparnus atkūrė skulptorius Alvydas Vadapalas, o per Šventos Onos atlaidus angelus pašventino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Straipsnyje klebonas Saulius Kumelis pasakoja apie skulptūrų restauravimą ir kitais metais planuojamus bažnyčios vidaus remonto darbus. Rugpjūčio 14-21 dienomis Krekenavos bazilikoje vyks didieji žolinės atlaidai. Šiemet jie sutaps su Panevėžio vyskupijos 100-mečio minėjimu, o kiekviena atlaidų diena bus skirta vis kitai bendruomeniai, žemdirbiams, kunigams, mokytojams, ligoniams ir šeimoms. Tėvynėje atlaidų programa, pasakojimas apie Krekenavoje saugomą Marijos su vaikelių paveikslą ir bazilikai puošti pinamą maždaug 100 metrų ilgio žolynų vainiką. Naujamiesčio gyventojas Algirdas Gričius po studijų Belgijoje ir gyvenimo Nyderlanduose grįžta į Lietuvą. 22 metų muzikantas pasakoja apie savo kelią nuo akordeono iki pučiamųjų instrumentų, prisijungimą prie orkestro aukštyn ir užsienyje įgytą patirtį. Berniūnuose 14 kartą surengta tradicinė bendruomenės šventė, kurios pagrindinė dalimi tapo žirgų konkūrų varžybos Berniūnai 2026. Jose užfiksuota 90 startų, o pagrindinę varžybų taurę iškovojo Gintarė Katkevičiūtė su savo žirgu. Kaip ir įprasta Tėvynėje įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono.